Išties nebuvau čia fiziškai, bet naudojausi puikia Seimo teikiama galimybę nuotoliu klausyti konferencijos ir tą padariau. Ir tikrai dar kartą noriu paantrinti ir ministrui, ačiū labai už šitą konferenciją ir tą visapusišką požiūrį į tą realybę, kurią turime. Jau nevadinčiau to problema, tai tiesiog yra situacija, kurią jau vakar turbūt reikėjo daug aiškiau ir įvardinti ir jos imtis, bet judant į priekį, šiandien jau buvo pristatyta nemažai tų skaičių ir buvo minėta, kad ir Lietuva daug kur viena iš pirmaujančių, kadangi einam į tą pasaulinį lygį, tai tik noriu akcentuoti, kad Europa kaip regionas, čia kalbame ne tik apie Europos Sąjungą, apie platesnį Europos regioną, 53 valstybių, bendrai išsiskiria pasaulyje kaip vartojantis regionas tiek tabako vartojimų suaugusiųjų tarpe, aišku, suaugusiųjų tarpe vėlgi moteris pradeda pirmauti ir Europos regione, ir mergaitės, ir elektroninių cigarečių vartojime, taip pat jaunimas Europoje jo vartoja daugiausia pasaulyje, ir mergaičių elektroninių cigarečių vartojimas taip pat yra didžiausias pasaulyje, būtent Europos regione. Na ir lyginant, tiesiog paminint dar tą palyginimą, kaip Europą lyginant su pasauliu, tai ir suaugusių tarpe cigarečių elektroninių vartojimas yra beveik 2,5 kartų didesnis ir paaugliai mūsų regione bent 2 kartus dažniau vartoja šitas priemonės, vadinkim, šitos įrankius kenksmingus. Ir vaikai, ir labai aiškiai matosi ir Lietuvoje, bent 9 kartus dažniau nei suaugusieji vartoja elektroninės cigaretės. Ir tai nėra atsitiktinis dalykas. Žinia, kad tai yra mažiau žalinga ar žalą mažinanti priemonė, išplito ir buvo išnaudota tokiu būdu, kad visa komercija ir visa reklama ir visi pramonės marketingo būdai buvo nukreipti visai ne į tą vietą. Jie yra ir buvo ir yra nukreipti į nerūkančius, į vaikus, paauglius ir jaunimą. Tai turim tą labai aiškiai suvokti, kai vyksta tam tikros diskusijos. Na ir žinoma, jau buvo minėta Lietuvos elektroninių cigarečių paplitimas, tai yra kasdienis arba beveik kasdienis vartojimas, SPAT tyrimas. Kaip matot, 3 su kažkiek kartų padaugėjo per tuos 5 metus. Tai yra ypatingai didelis augimas. Ir aišku, reikia atsižvelgti ir į šalies situaciją. Dažnai buvo duodama Jungtinės karalystės pavyzdys tą žalos mažinimo, elektroninių cigarečių kaip žalos mažinimo priemonės, bet ten buvo visai kita situacija. Ir dabar ir Jungtinė karalystė jau pradėjo reglamentuoti, nes situacija keičiasi. Bet Lietuvoje iš karto tas segmentas būtent paplito vaikų ir jaunimo tarpe ir eksponentiškai pradėjo kilti. Aišku, yra šalis, kur situacija dar blogesnė, kaip Lenkijoje, bet tai nereiškia, kad negalim nieko nedaryti. Ir kokiegi pavyzdžiai, jau daktaras Badaras rodė šitą žemėlapį pasaulio ir vis tik dauguma pasaulio valstybių vienaip ar kitaip reglamentuoja elektroninės cigaretės ENS, tai yra tos sistemos, kurios su nikotinu reiškia, kur yra nikotino naudojama, bet matome, kad bent 6 valstybės pasaulyje draudžia vienkartinės elektroninės cigaretės, 91 leidžia pardavimą, tačiau vienaip ar kitaip riboja. Yra amžiaus apribojimai, kvapų draudimai, ribojimai, draudimai vartoti viešose patalpose, ne tik viešoj vietoj, bet patalpose. Tai viena iš sveikatos apsaugos sričių labai svarbių ir šioje konferencijoje buvo kalbama apie tai, kad ne tik pats
garinimas ir elektroninių cigarečių vartojimas, bet tam pačiam, kuris tai daro, bet ir aplinkiniam. Na ir yra pasaulyje, aišku, valstybių, kurios dar niekaip nereglamentuoja. Na ir jeigu kalbėti apie Europos regioną, kuriam PSO Europos regionui priklauso 53 valstybės, tai iš jų matome, kad yra valstybės, kurios vis tik reglamentuoja kvapus kaip vieną iš tą, kaip ir buvo minėta, patraukiančių savybių šitų prietaisų. Tarp jų labai džiaugiamės yra ir Lietuva. Suomija, Vengrija, Latvija, Juodkalnija, Nyderlandai, Slovėnija draudžia kvapus išskyrus tabaką, kaip ir Lietuva. 43 valstybės turi amžiaus ribojimus. 41 šalis nuo 18 iki 18 metų draudžia, kaip ir Lietuva. Latvija 20 metų įvedė. Na, buvo paminėta, man atrodo, JAV 21, Europos regione Uzbekistanas dar turi 21 metus. Na ir reglamentavimą dar apie Europos Sąjungą galbūt atkreipti dėmesį, gal ir žinomi tie faktai yra. Tiesiog noriu atkreipti dėmesį, kad tas reglamentavimas būtent ne tik rūkymo, bet ir to garinimo, jis tas visapusiškas nerūkymo politika dėja yra tik kai kuriuose ES šalyse įgyvendinta, kaip Graikija, Malta, Nyderlandai ir Slovėnija. Elektroninių cigarečių standartinę pakuotę įvedė Danija, Nyderlandai, Suomija. Nesenai buvo konferencija skirta vaikų sveikatai ir psichoaktyvioms medžiagoms. Suomiai pristatė savo teisės aktą reglamentuojant, išties labai išsamus, labai geras pavyzdys, ko gero ir Lietuvai galėtų būti. Ir Seimo nariams pasižiūrėti, kaip vis tik reglamentuojama ir kaip galima tą padaryti. Kvapai Suomija, bet aišku ir kitų šalių, tiesiog visai neseniai girdėjom Suomijos pavyzdį. Na ir kaip jau buvo minėta, draudžia Belgija, Prancūzija vienkartinės cigaretės. Tai kenkia ne tik sveikatai, tai kenkia aplinkai ir daugelį kitų turi pasiekmių. Ir šiandien girdėjom švietimas, kultūra, daug dalykų. Reglamentavimo galimybės jos yra. Pasaulio sveikatos organizacijos pozicija labai aiški, yra aiškus dokumentai. Šalis renkasi arba drausti, arba griežčiau reglamentuoti elektroninės cigaretės. Jeigu šalis draudžia elektroninių cigarečių pardavimą, tuomet žinoma vien tik uždrausti nepakanka, reikia įgyvendinti griežtą to draudimo kontrolę ir tam irgi reikia skirti ir dėmesio, ir finansų, ir taip pat diegti kitas priemonės, kaip reklamos rėmimo, socialinės medijos buvo minėtos daug kartų, nelegali prekyba taip pat minėta. Taigi visi tie dalykai turi būti visapusiškai juos pasižiūrėta, įteisinta ir griežtai gyvendinama kontrolė. Vis tik šalis, kurios leidžia elektroninių cigarečių vartojimą, kaip Lietuva, pavyzdžiui, pardavimą, importą, platinimą ar gamybą, PSO apibendrinant, nes šiandien apie tai jau buvo kalbėta, vis tik atkreipia dėmesį, kad reikėtų užtikrinti griežtą reglamentavimą ir ryžtingai veikti dėl to, kas skatina jaunimo vartojimą ir patraukia jaunimą. Priklausomumas, nikotinas ir kiti, patrauklumas, nes aišku, kad dizainas, visas marketingas yra nukreiptas į jaunimą ir imituoti kažkokius patrauklius produktus, įperkamumas ir kitos manipulacijos, įperkamumas, apmokestinimas, tai vienas tiesiausių būdų bent kažkiek sumažinti vartojimą. Ir teko girdėti Seimo nario pasidalinimą apie tai, kad čia buvo pagazdinama, kad jeigu drausi, tai 11 milijonų eurų prarasi. Žinoma, valstybei tai yra didžiuliai pinigai, ypač kai kalbam apie saugumą, kai viskas yra labai svarbu, bet jeigu įvertintumėm, o kiekgi kainuoja nuo vaiko iki jau suaugusio reikalingos išlaidos ir kiek išleidžiama tenais galų gale ir sveikatos priežiūrai ir visai kiek visko prarandama ir ne tik
sveikatai praktiškai yra daug, jau beveik viskas, tai yra gyvenimas. Bet kiek daug visko kito yra prarandama. Jeigu visą tą suskaičiuotumėm, tai skaičiuotumėm milijardais. Ir apmokestinimas duotų daugiau negu 11 milijonų valstybei, negu būtų prarandama. Todėl lobistų argumentai neturėtų būti tikinama. Jeigu trūksta duomenų, ar trūksta skaičiavimų, ar dar kažko trūksta, tai Pasaulio sveikatos organizacija yra pasirengusi padėti ir padaryti tuos skaičiavimus specifinius Lietuvai, jeigu reikėtų. Prieinamumas, taikant prekybos apribojimus, reklama ir stiprinimas, taikant visapusišką draudimą, skaitant socialinius tinklus. Suprantame, kad tai, ir šitie produktai dažnai pristatomi kaip nauji, arba čia yra sistemos, kuriuose nėra nikotino, ar dar kažkaip, reiškia, ieškoma įvairių spragų teisyne ir teisės aktuose. Tai turime žinoti, kad yra tabako pagrindų konvencija. Ir iš principo visas pasaulis jau yra sutaręs, kad šita konvencija ir jos nuostatos galioja visiems tabako, nikotino ir kitiems susijusiems, galimiems, naujiems, su nikotinu ir be nikotino įvairiems prietaisams, priemonėms, kyšiams ir panašiai. Taigi čia tikrai tų spragų pašalinimas būtinai turi atsirasti ir labai atidžiai reiktų žiūrėti, nes tie, kurie bando propaguoti šios produktus, žinoma, jie išnaudoja įvairias landas. Bet tai vienas yra iš mitų, kad, pavyzdžiui, tabako pagrindų konvencija nereglamentuoja šitų produktų. Jau yra bendras sutarimas pasaulinis, kad reikėtų taikyti konvencijos nuostatas. Stiprinti, aišku, įgyvendinimo kontrolę, ne tik teisėkūrą. Ir žinoma, stiprinti 5.3 straipsnis, kuris kalba apie pramonės kišimąsi ir įtaką tabako pramonės ir elektroninių cigarečių pramonės, nes dažnai tabako pramonė bando atsiriboti nuo elektroninių cigarečių pramonės. Ir čia kažkaip lyg tai viskas kažkaip lyg ir ne tas, bet labai susiję. Ir todėl baigdama vis tik norėčiau akcentuoti, kad elektroninės cigaretės sukelia priklausomybę, jų sudėtyje yra toksiškų medžiagų, jos yra žalingos. Jos gali ir turi būti reglamentuojamos visapusiškai, neturi likti spragų ir užtikrinama griežtai gyvendinimo kontrolė. Reikėtų remtis įrodymais ir įrodymais grįstomis intervencijomis. Ir šiandien jau buvo pristatyta nemažai tokių intervencijų. Taip pat yra būdai pagalbos metimo rūkyti, kur PSO irgi aiškiai įvardė ir žinoma užkirsti kelią pramonės kišimuisi. Tai ačiū labai ir sėkmės mums visiems. Ačiū gerbiama Ingrida. Kai kurie oponentai netiki, kad Lietuvoje mes turim teigiamą pavyzdį. Turbūt suprantat, kur lenkiu į alkoholio vartojimo politiką. Kai kurie netiki, kad jinai buvo sėkminga ir netiki tais rezultatais. Tai kokia yra objektyvi ir moksliškai pagrįsta Pasaulio sveikatos organizacijos vertinimas, koksai mūsų alkoholio politikos? Ačiū. Iš ties PSO labai stipriai palaiko alkoholio kontrolės politiką Lietuvoje ir buvo atliktas jau dabar didžiulis tarptautinis mokslinis vertinimas, tyrimas. Kanados mokslininkai, Lietuvos mokslininkai, PSO ekspertai, Baltijos šalių, kur Lietuva kaip tik kaip pavyzdys, kur ėmėsi priemonių ir buvo aiškiai moksliškai, jau dabar turim duomenų, kas tiki ar netiki, bet galima skaityti tą informaciją ir straipsnius, yra skaičiai, jeigu kažkam labiau skaičiai, yra aiškiai įvardinta, kiek gyvybių yra išsaugota, apmokestinimas tokių produktų kaip tabakas, alkoholis, elektroninės cigaretės. Šiuo atveju alkoholis iš karto duoda efektą
pasipildo biudžetas, išsaugojamos gyvybės. Priemonės kaip laiko ribojimas pardavimo, amžiaus, jis iš karto taip pat duoda efektą, mažėja jaunų žmonių įpročiai, tie patys vartojimo įpročiai. Jie galbūt taip nesikeis labai staigiai, bet jau galima iš karto apčiuopti po poros metų. Taigi Lietuva tapo kaip natūralus eksperimentas ir yra jau dabar Lietuvos pagrindu, jeigu kažkam atrodo, gal ten kažkur kitur atlikti tyrimai Lietuvai netinka. Lietuvos pavyzdžių, kaip konkrečios priemonės veikia labai konkrečius gyvenimus ir Lietuvos gyventojų sveikatos gerėjimą. Ir mažiau mirčių, daugiau sveikų gyvenimo metų.